Sveiki, tai tikiuosi po treniruotės jau spėjote nusiprausti ir šiandieną mes gaminsime, tokias kaip karštas krevečių salotas, arba kitaip tariant, taip galėtų būti karštas užkandis ir ko mums reikės salotų, reikės avokado, reikės svogūniuko, citrinos, kiaušinio, čia yra konservuoti ananasai, tada lęšiai, turime įsivirę bulgur kruopas ir čia yra krevetės. Tai keptuvę uždėjau šilti, tai į keptuvę mes pilame alyvuogių aliejaus, pakais, arba kitaip tariant pašils ir tuomet gaminsime. Ko mums šiandien dar papildomai reikės, tai reikės garstyčių, medaus, pipirai, druskytė ir prieskonių, kokių jūs turite namuose. Visus mes juos naudosime ir aišku, kaip sekmadienis be sveikuoliško deserto. Tai mes jį tikrai gaminsime, ingredientus šiek tiek vėliau suvardinsiu, o šiandieną noriu priminti, kad dar vyksta sporto narysčių išpardavimas ir jūs galite dar nusipirkti su labai gera kaina šias narystės ir sportuoti visus metus, matyti seminarus, matyti maisto gaminimus ir kas yra šauniausia tai, kad, kaip matėte, nereikia super kažkokių tai priemonių, inventoriaus, svarbiausia jūsų norų. Man ne kartą yra uždavę klausimą, iš kur pas jumis yra tiek užsispyrimo ir stiprybės sportuoti. Tai aš manyčiau, man visų pirma yra svarbu mano sveikata. Antras labai svarbus yra punktas, tai yra energija, pozityvumas, ką aš treniruotės metu užsikraunu ir treniruotės metu bandau įsportuoti, arba kitaip sakant, išprakaituoti visą negatyvą susikaupusi per dieną ir sportas man ir judesys tai yra mano kūnui ir sielai terapija, vaistas nuo visų mano negandų, nes kaip mes žinom, mes turbūt kiekvienas turime problemų, kiekvienas mes turim kažkokių tai, sakykime, nutikimų per dieną, kada sugenda nuotaika, kada tu galvoji, kodėl man taip nutiko, pradedi kažkur tai ieškoti klausimų, kaltinti. Sportas yra pats geriausias vaistas, terapija savo sielai ir kūnui. Taigi, kviečiu visus visą laiką jungtis ir patikėkit manim. Tai yra geriau negu verkti, tai yra geriau negu guostis, geriau negu eiti ieškoti kažkokių tai, sakykime, priemonių. Tai alkoholis, rūkymas ar dar kažkas, tai patikėkit manim, tai kainuoja pinigus ir jumis žaloja ir neduoda jokio pozityvo, neduoda, kur jūs einate. Tai tik tai, sakykime, tą minutę nuima kažkokį tai jūsų simptomą, bet priežasties tai nepakeičia ir neįsprendžia. Taigi, jungiamės kartu. Labas Inga, labas Vilma, labas Asta. Ir labai norėčiau, kad labas Daivute, kad pasidalintumėt ir pakomentuotumėte, kaip jums iš šono atrodė laidoje, kai šalia mane sėdinti mano oponentė akimis ir veido mimikomis visą laiką replikavo man atgal. Ir praėjus keliom dienom po laidos, aišku, jinai mane replikavo, kokia aš esu pasipūtus ir kokia esu negera ir griežta ir sakau savo nuomonę čia visiems, kad reikia sportuoti, o jai yra gerai būti tokiai, kokia yra. Tai man labai įdomu jūsų nuomonė. Parašykite. Ar jūs norite būti apkūnus, ar jūs norite būti stori, ar jums tai tinka būti tokiais, ar jūs ieškot priežasčių pasiteisinti, kad tai nejudėti. Aš kalbu apie tą tikrą apsivalgymą, nieko neveikimą ir norėjimą komentuoti kitus ir sakyti, va, jinai sportuoja, nes jos toks darbas. Deja, žinokite, mano darbą iki sporto sudaro dar daug skirtingų darbų, kuriuos reikia padaryti. Tai labai norėčiau šią temą padiskutuoti, kol mes gaminsime. Taigi, mūsų aliejus pakaito, ar ne? Pabėgo mano, kad aš jūsų nematau. Tai ir labai norėčiau, kad jūs parašytumėt. Taigi, turime
atšaldytas krevetės, ar ne, aš jas nuploviau, dedu keptuvę, iš karto pilu citrinų, sulčių ir tuomet druskytė ir pipiriukai. Nuploviam citriną ir pusę citrinos pasiliekam sulčių, mums reikės padažui, o dabar užpylėme čia citrinų. Tuomet man labai patinka truputėlį įdėti medaus ir tuomet yra pipiriukai. Ir šiek tiek įdėsime druskytės. Taigi, kol mūsų krevetės šiek tiek apkeps, ką mes darome? Imame lėkštę, į kurią mes dėsime sluoksniais, ar ne? Tai aš atjaunu šiek tiek salotų ir stengiuosi jas labai plonai supjaustyti. Sveiki, kas tik tai prisijungia, pasižiūrėkit, kokių mums ingredientų reikia ir mielai norėčiau diskutuoti temą, ar jūsų tarpe yra apkūnių žmonių, ar jūs diskutuojate tą temą, sakykime, ar juos apsunkina, ar jų gyvenimą apsunkina antsvoris ir ar jie norėtų pasikeisti. Tai yra labai svarbu, todėl kad man sakė, kad reikia priimti save tokį, koks tu esi. Nesvarbu, ar tu sveri 100, ar tu sveri 150, ar tu esi išvis liesas. Taigi daugelis žmonių daro viską, kad mažiau valgyti, kad ateiti tą norimą kūno svorį pagal kūno masės indeksą, kuris pakankamai turi nemažą, sakykime, ribą, ar ne? Žiūrėkit, į vieną dalį įdėjau salotų, tuomet, žiūrėkite, dedame mes čia ananasų, tada dedame lęšių, tai gerai, uždėjom lęšių, dabar į kitą pusę dedu šiek tiek olivinę balandą, jinai gali būti karšta, o jinai gali būti ir šalta. Gerai, tuomet yra pjaustomas kiaušinis. Kiaušinis yra per pusę dedamas į šoną, ar ne? Čia paliksime antrai porcijai. Tuomet mes pjaustysime svogūną. Svogūnas yra pjaustomas labai plonais griežinėliais. Stenkitės, kad kuo ploniau būtų. Ir tuo pačiu laidoje buvo kalbama apie plastinės operacijas, taigi vėlgi, aš visą laiką dalinuosi iš tai, ką aš pati patiriu, arba tai, ką man parašo. Taigi, man labai daug moterų rašo ir kaip jos išgyvena po gimdymo, kad kaip jos atrodo, čia svogūniukai, kaip jos gėdėsi savo kūno, kaip jos negali būti patenkintos savimi, negali patikti savo vyrui ir tuo pačiu, ką joms daryti, kaip jom pasikeisti ir ką jos, sakykime, paprasčiausių būdų galėtų padaryti. Pavyzdžiui, sako, kaip aš galėčiau sustangrinti ar pakelti krūtinę. Tai aš visą laiką sakau, taip, sportas kažkiek padės, bet tai yra labai minimaliai, todėl kad krūtinė tai yra riebalinė liauka. Krentant svoriui, iš karto moteriai pasijaučia ant veido ir ant krūtinės. Tai norint jaustis gerai, ir jeigu jūs pagimdėt ne vieną ir ne du vaikelius,
ir krūtinė buvo pakankamai didelė, tai jinai tikrai nusvyro, jinai tikrai yra odos perteklius ir dėja su sportu mes čia tikrai nepadėsime, tai reikia kreiptis pas gydytus, pas plastikus ir kam išgyventi, kam save kankinti, kam jaustis tą, sakyčiau, tokią negatyvią emociją, kad aš negaliu, man tai negražu, man nepatinka. Patikėkit manim. Visos aplinkui, ką aš pažįstu iš moterų, kurios pasitarė, visos kaip vienus pasakė, kodėl aš to nepadariau anksčiau. Visų pirma, mes keiskimės ne dėl kažkieno tai, ne dėl vyro, ne dėl vaiko, dėl savęs. Dėl savęs, kad jaustis gerai. Aš tai, žinokit, rekomenduoju. Gerai, sekantis mūsų žingsnis tai yra avokadas. Mes imsime puselę, ar ne? Taip. Su avokadais jūs turbūt žinot, ar ne, kad labai sunku pataikyti, kad jie būtų minkšti, bet, jisai toks minkštas, tik kad turime biškutį, čia patamsėjimą, kur mes jį nupjausime. Ir čia. Va. Ir tada pjaustom. Nelabai smulkiai, kad nesu. Ir aš jį lygiai taip pat čia dedu. Va. Gerai. Dėmesio ir liks mums pasigaminti padažiuką. Imsim bliūdelį, kurį gaminsim padažiuką. Kaip matot, salotos gaminasi greitai ir, kaip minėjau, jeigu norite, kad būtų karštos, tai bolivinę balandą paprasčiausiai pašildom, nes mūsų krevetės bus karštos. Taip, dedasi medus, tuomet dedame pusę šaukštelio garstyčių. Taip, tada spaudžiasi pusę citrinos. Gerai. Tada alyvuogių aliejus ir prieskoniai. Taip, kaip minėjau, aš čia dėsiu džiovinto česnako. Tada yra tokie itališki prieskoniai. Man jie čia labai tinka. Kam patinka, gali dėti šiek tiek žuvies prieskonių. Na ir yra tokie kaip griliaus, arba yra dar, kur aš turiu su pipirai, su, sakykime, toks kaip mišinys padarytas. Ir aš jį šiaip naudoju visur, nes, man jo yra ir kvapas labai geras. Ir jisai tinka, jisai turi tokios kaip rūgštelės. Tai vat jisai čia prie būtent mūsų krevečių labai tiks. Taigi, išmaišom ir gauname tokį saldžiarūgštį padažiuką, kuris labai tinka prie šitų salotų. Kas yra faina, kad galima, jeigu norima padažiuką įdėti į indelį ir jūs tuomet galite užsidėti kiek jums reikės jo, nes citrina labai gražiai skaido medų ir pat jisai gavosi, kaip matote, toksai labai fainas padažiukas. Taigi, žiūrime mūsų krevetės, turim dar biškutį apkepti. Ir truputėlį padidinam ugnį, kad dar apkeptų. Tai labai džiaugiuosi, kad prisijungėt, tik tai nematau, kad būtų klausimai, ar susidurite jūs su žmonėm, kurie turi viršsvorio savo kompanijai ir ar būna tarp jūsų ginčas. Labas rytas, Vilmai. Labas rytas
Laura, labas rytas. Ingrida, Dalia, labai malonu matyti ir noriu priminti, kad neužmirškite užeiti į mano website ir prisijungti į treniruotės. Prisijungti sportuoti, todėl kad sportas tai yra sveikata ir dar kartą galite jūs ką norite sakyti, bet aš visą laiką sakiau. Judi, sportuoji, gyveni. Sėdi, lauki mirties. Pasirinkit, ką jūs norite veikti gyvenime. Ar ne? Na va. Ir dedame krevetės. Va. Ir dabar liko uždėti mums čia biškutį pipiriukų. Ar ne? Ir tuomet užpilti padažiuko, kaip matote. Nieko čia nebuvo sunkaus, viskas labai greitai gaminasi ir patikėkit manim, valgysite su dideliu apetitu, o kas svarbiausia, kad mes čia turime nedaug angliavandenių, tie, kurie, ar ne, sakykime, mums duoda energijos, bet turime labai daug baltymų ir turim gerųjų riebalų, tai aš manau, kad šitos salotos tai po treniruotės superinis maistas. Taigi, pažiūrėkite, kaip nuostabiai atrodo mūsų salotėlės. Paprasta, greita ir skanu, ar ne? Taigi, keliaujame mes į deserto gaminimą. Ko mums reikės? Mums reikės sviestinio popieriaus. Čia kol kas padėsim iš šono. Mums reikės sviestinio popieriaus. Tuomet galima naudoti riešutų sviestą. Tuomet mums reikės truputėlį kokoso sviesto. Ir čia esu pasiruošus, kokių mums ingredientų reikės. Tai yra anakardžio riešutai. Tai yra šiek tiek, sakykime, sėklos ir mes jas galime naudoti, jeigu norite kokoso drozlės, galite linų sėmenis, galite čia sėklos naudoti, galite saulėgrąžas naudoti. Vienu žodžiu, ką turite, tą ir naudojate. Naudojame slyvas, tai yra ruduo, ar ne? Tuomet turiu šiek tiek džiovintų šaldytų braškių ir turiu natūralių braškių ir mums reikės juodo šokolado. Taigi, juodą šokoladą mes iš karto išimam, ar ne? Ir čia gabaliukais susmulkinam, dėsime jį, kad jis mums ištirptų. Galime į vandens vonelę dėti, kad ištirptų, o galima dėti į krosnelę mikrobangų, kad uždėti lėkštę ir jisai pas mumis ištirps. Uždėjom ir dedame. Gerai, toliau mums reikės lentelės. Su peiliu supjaustysime uogas. Taigi pasiruošiam iš karto. Taip. Slyvas. Man slyvos be galo, tai sekantį kartą mes savaitgalį gaminsime četnį slyvų. Tai vėlgi yra be galo skanu, kaip uogienė, galima su sūriu. Taigi, slyva neturi būti labai smulkiai supjaustyta, va tokiais va gabalais. Ir iš karto ją dedam ant sviestinio popieriaus. Taip. Ir dar viena. Šiaip būtų labai gerai, kad jinai būtų
ta slyva kietesnė, tai vat šita yra kietesnė, tai jinai bus geriau. Bet nieko tokio, jeigu ir... Va, ir dedame ant sviestinio popieriaus. Tai aš manau, kad slyvų iš mamos sodo turbūt visi turite, o jeigu ne, tikrai yra turgelis prie parduotuvės, galite pas močiutes nusipirkti. Va, sudėjome, aš paskui parodysiu arčiau, kaip atrodo. Taigi, imame braškę, nupjovėme ir lygiai taip pat nelabai smulkiais į šonelį. Stenkimės priglausti prie popieriaus, nes mums turės matytis pati braškė, ar ne? Tai labai svarbu yra priglausti prie sviestinio popieriaus, kad būtų ne tik skanu, bet ir gražiai atrodytų. Taigi, aš renkuosi visą laiką mažesnės, todėl kad jos gražiau atrodo. Nu va, ir dar vieną mums reikės. Tai čia toksai yra sveikuoliškas desertas, kurį jūs pasigaminus galite nešti su savim. Įdėti galite vaikam į dėžutę. Va, gerai. Dabar turime užbarstyti riešutų. Kad matytum, gal taip, ar ne, nes nesimato, ką darau. Užbarstom riešutų, riešutai pasmulkinti, kokius turite, tokius ir dedate riešutus, tai nėra labai didelio skirtumo. Turi taip pat daugmaž pasidengti. Gerai, dabar dedame ant viršaus būtent džiovintus. Arba kitaip sakant, išdžiovintus ir šaltų orų apdirbtas. Tai gali būti braškės, tai gali būti avietės, gali būti, kad ir mėlynės, mačiau, parsiduoda. Ką turit, tą ir dedat. O jeigu neturit nieko tokio, galima ir nedėti. Tai va. Na va, čia turim. Ir dabar, jeigu, sakykime, mėgstate, bet aš manau, visi mėgsta, kad būtų sveika ir skanu, uždedame riešutų sviesto. Nu, matot, atrodo, lyg tai sportavau. Atsidarė. Gerai. Ir imam šaukščiuką ir dedam riešutų sviesto. Aš tai va taip, pažiūrėkit. Imu ir dedu. Va, vieną gabaliuką. Va. Ir čia bus toks, kaip sakau, desertas, šokoladas, kurį jūs pasigaminate patys, su kokiais norite ingredientais. Uogos gali keistis, ar ne, riešutai gali būti vėlgi tokie, kokie jums patinka. Riešutų sviestas irgi, galite dėti, galite ne. Gerai. Ir liko užberti sėklas. Ar ne? Taigi, lygiai taip pat, kaip minėjau, čia yra sezamas, o galima pilti čija, galima pilti linų sėmenis, kaip ką jūs pageidavote. Pažiūrėkit, pat gavosi tokia kompozicija.
Ir karštas labai išėmu šokoladą. Išmaišomės jį. Ištirpo. Stengiu šokoladą visą laiką naudoti tik tai juodą. Na, pamaišom, kad jis ištirptų. Labas vakaras, ar jūs irgi gaminat su manim šokoladą? Na, Edgaras matau, kad gamina, Rasa gamina. Ar tik tai žiūrite? Na, karštos. Ir paimsime dabar šaukščiuką ir pabandom dar likutis yra, kaip sakau, kiek įmanoma panaudoti. Gerai. Na va, pažiūrėkite, kaip gavosi gražiai. Operatoriai net žinokit, seilė ištyso jau. Ane, Arnai? Taigi, uždedam šitą grožį. Ir stengiamės smarkiai suspausti. Smarkiai suspausti. Va, ir jisai, kaip matote, gavosi toksai. Mes dabar dedame į kamerą apie 15-20 minučių, ištrauksim, pjaustysim ir skanausim. Tai susimatysime mes su jumis jau rytoj treniruotėje. O ką, neužmirškite užeiti į www.newfrasalifestyle.com, įsigyti narystę, kartu su manim sportuoti. Na ir aišku, neužmirškite, kad jūs visas priemonės galite įsigyti mano parduotuvėje, o už poros mėnesių laukia labai daug jūsų naujienų, kur ne tik bus jūsų sportui, bet ir jūsų ir plaukų, ir odos grožį.